Jėzus atsakė, eik ir tu tai daryk. Kodėl dažnai mes nedarome? Atsikalbinėjame, randame pasiteisinimų, kad tik nereikėtų daryti. Dažniausiai, kol jauni esame, mes sakome, mums nepavyks, neturime patirties, neišeis, nemokame. O jau brandžiame amžiuje, jau ne tie metai, kaip atrodysiu, kam to reikia ir taip viskas gerai. O jau iš principo ir per vėlu. Tai gal užteks savo kartoti, kad jau per vėlu. Šiandien noriu pakalbėti apie vieną iš labiausiai mus varžančių ir stabdančių minčių, klišių, įsitikinimų, kad kažkam mūsų gyvenime jau per vėlu. Tai yra klaidinanti mintis, kuri dažnai mus įkalina vietoje, trukdo siekti savo tikslų, svajonių ir atrasti pilnatvę, kurią Dievas mums yra paruošęs. Pirmiausia, pažvelkime į tai, kas iš tikrųjų yra per vėlu. Dažnai šis jausmas kyla iš mūsų pačių baimės ir abejonės, kad kažką praradome ar pavėlavome. Galbūt tai susijęs su karjera, šeima, santykiais ar net dvasiniu augimu. Ši mintis gali atrodyti labai reali, tačiau ar tai tikrai yra tiesa? Dievo žodis mums primena, kad Dievas yra amžinas, o jo planai ir malonė nėra ribojami laiko ir mūsų amžiaus. Pranašo Jeremijo knygoje parašyta, aš žinau, kokius sumanymus turiu dėl jūsų, sako Viešpats. Sumanymus jūsų geroviai, o ne nelaimėms, ir ateitį su viltimi. Ši eilutė yra stiprus priminimas, kad Dievas turi planą kiekvienam iš mūsų ir kad šis planas nepriklauso nuo mūsų amžiaus, aplinkybių ar praeities klaidų. Šventajame rašte yra ne vienas pavyzdys, kuris mums rodo, kad niekada nėra per vėlu. Pažvelkime į Abraomą. Jam buvo 75 metai, kai Dievas pirmą kartą pašaukė jį palikti savo tėvynę ir keliauti į nežinomą kraštą, kur Dievas pažadėjo padaryti jį didžios tautos tėvu. Nors Abraomas jau buvo senyvas vyras ir neturėjo vaikų, Dievas davė jam pažadą, kuris atrodė neįmanomas. Po daugelio metų, kai Abraomas ir jo žmona Sara jau buvo labai seni, Dievas išpildė savo pažadą ir jiems gimė Izaokas. Ši istorija mums primena, kad Dievui niekada nėra per vėlu įvykdyti savo pažadų. Taip pat prisiminkime Mozę. Būdamas 40 metų jis pabėgo iš Egipto ir praleido dar 40 metų tremtyje kaip piemuo. Kai Mozė buvo jau 80 metų, Dievas jį pašaukė išvesti izraelitus iš Egipto vergovės. Nors Mozė manė, kad jis jau per senas ir per silpnas šiam dideliam darbui, Dievas jam suteikė jėgų ir išminties įvykdyti šią misiją. Mozės pavyzdys mus moko, kad Dievo pašaukimas gali ateiti bet kuriuo mūsų gyvenimo momentu. Nepraleiskime ir Jokūbo istorijos. Po daugelio metų, kai jis apgavo savo brolį Ezavą ir pabėgo iš namų, Jokūbas grįžo namo su baime ir kalte. Tačiau Dievas susitiko su juo ir pakeitė jo vardą į Izraelį, pažadėdamas jam būti didelės tautos protėviu. Dievas ne tik atleido Jokūbui jo praeities klaidas, bet ir suteikė jam naują pradžią. Dar vienas pavyzdys yra pranašas Jonas. Kai Dievas pašaukė Joną skelbti atgailą Ninevės miestui, Jona pabėgo manydamas, kad jau per vėlu ir kad tas miestas nevertas išgelbėjimo. Tačiau Dievas davė Jonai antrą šansą ir po to, kai Jona pagaliau pakluso Dievo valiai, visas miestas atgailavo ir buvo išgelbėtas. Net ir po nesėkmių bei klaidų Dievas vis tiek gali panaudoti mus savajam darbui. Tai didūs vyrai Senojo testamento. Pažvelkime, ką tai sako Naujasis. Evangelijoje pagal Luką 15 perskyrime yra istorija apie sūnų palaidūną.
Šis žinomas palyginimas apie sūnų, kuris paliko savo tėvą ir iššvaistė savo paveldą, bet grįžęs buvo priimtas su džiaugsmu. Tai primena, kad niekada nevėlu yra grįžti pas Dievą, nes jis visuomet laukia mūsų su atviromis rankomis. Laiške Filipiečiams, 3 perskyrime, apaštalas Paulius rašo: vis dėlto, broliai, nemanau, kad jau būčiau tai pasiekęs. Tik vieną tikrą, pamiršęs, kas už manęs, aš veržiuosi pirmyn į tikslą. Siekiu laimikio aukštybėse, prie kurio Dievas kviečia Kristuje Jėzuje. Apaštalas Paulius ragina nesustoti ties praeities klaidomis ar nesėkmėmis, bet žvelgti į priekį su viltimi, nes Dievas visada teikia naujas galimybės. Evangelistas Matas, Evangelija pagal Matą 20 perskyrime, pateikia darbininkų vynuogyne palyginimą. Palyginime darbininkai buvo pasamdyti skirtingų laikų, tačiau visi gavo tą patį atlygį. Tai parodo, kad nesvarbu, kada pradedame savo kelionę su Dievu, jo malonė galioja visiems vienodai. Antrajame laiške Korintiečiams apaštalas Paulius sako: taigi, kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Kas buvo sena, praėjo, štai atsirado nauja. Ši eilutė akcentuoja, kad kiekvienas, kuris atsiverčia į Kristų, pradeda naują gyvenimą, nesvarbu, ką jis patyrė anksčiau. Ir galų gale apaštalas Paulius laiške Romiečiams 8 perskyrime sako: be to žinome, kad viskas išeina į gerą mylintiems Dievą, būtent jo valia pašauktiesiems. Ši eilutė pabrėžia, kad Dievas veikia mūsų gyvenime bet kokiu metu. Ir jo planai yra geresni, nei mes galime įsivaizduoti, nepriklausomai nuo to, kiek laiko praėjo ar kokioje situacijoje esame dabar. Todėl šiandien kviečiu mūsų sustoti ir pakartoti savo, kad jau nevėlu. Ši mintis yra velnio pateikiama, kai sakome, kad mums per vėlu. Jis siekia mūsų sustabdyti, atimti iš mūsų drąsą ir viltį. Vietoje to atverkime savo širdis ir protą Dievo vedimui, žinodami, kad Dievas yra su mumis kiekviename žingsnyje, kad ir kokiame gyvenimo etape bebūtume šiandien. Kartais galvojame, kad kažkas nepavyko, kažko nepavyko pasiekti dėl praeities klaidų ar prarastų galimybių. Tačiau tokiamis mintimis mes blokuojame ne tik save, bet ir Dievo teikiamas malonės. Nepamirškime, Dievo malonė yra nauja kiekvieną rytą. Nepavyko pradėti kažko, pradėkime tai daryti iš naujo, dar ir dar kartą. Drąsiai ženkime pirmyn ir nesvarbu, kiek mums metų ar kokie mūsų praeities išbandymai. Nepasiduokime mintims, kad jau per vėlu. Dievas gali pradėti kažką naujo ir nuostabaus mūsų gyvenime šiandien. Tikiu, kad ir šią akimirką Dievas veikia. Jis kūrė kažką naujo, kažką nepaprasto mūsų gyvenime. Tad leiskime Dievui mus vesti, pasitikėkime jo vedimu, nes jo planas yra geresnis, nei galime įsivaizduoti. Atsiduokime jam. Amen. Taip tebūna.